Pirmos dienos, tai pacientų buvo daug, dabar ties 2 savaitės jau dirbat. Ar žmonės žino, kad jūs esat čia? Pacientų dar daug neturėjom, kadangi pasiskelbėm garsiai tik visai šviežiai. Tai pasinaudojom Facebook'o pagalbą, aišku, ir tiesiog informacija iš lūpų į lūpas turbūt. Dėl to dar tų pacientų daug neturime, bet tikimės, laukiam visų senųjų, naujųjų. Ir kreiptis pas jūs gali tie, ir kurie reikia ir paskiepyti, ir taip, mes atliekame daug visokiausių dalykų, darome kraujo tyrimus išsamius ir vakcinuojame, ženkliname, gydome, valome dantukus, ką dar mes čia. Žodžiu, darome viską, ką ir dirba mūsų kolegos, ir operuojam ir taip toliau. Jeigu turėsime kažkokių problemų su augintiniais, kurių mes negalėsime įveikti, siūsime tada pas kolegas pagalbos. Nes rentgenų mes neturime, bet kolegos turi. Operacijas atlikti galim, kraujo tyrimus atlikti galim, ženklinimai, vakcinacijos, kaip minėjau. Viską. Ir gydote, prižiūrite čia sveikatą ne tik tai Mindrajos augintinių, bet ir atvykstantiems pacientams iš kitur.